Kiekvienas Lietuvos kraštas tuo ir įdomus, kad turi savo tradicijas. Šiaudinės kaimas su išskirtinė bažnyčia garsėja roko atlaidais. O čia visai netoliese įsikūręs bajoro Nikodemo Ivanausko dvarelis, kuriame gimė ir kūrė seserys Sofija ir Marija Ivanauskaitės, rašiusios Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu. Dabar čia jau 33 metus puoselėjama tradicija Teatrų Krivulė sugrįžimai į Paragius. Sakykit, koks jausmas sugrįžti į savo protėvių, ar ne, sodybą ir vėlgi matyti ją atgyjusią ir tiek daug žmonių. Aš čia kasmet atvažiuoju, tai labai džiaugiuosi, žinoma. Nesitikėtų nei vienas iš Lazdynų Pelėdos šeimos, kurie išmirė jau jos artimieji. Niekas nesitikėtų, kad čia bus toks kultūros židinys. Ir labai malonu yra sugrįžti į Paragių dvarą šitą, į tą prasme atvažiuoti į protėvių žemės ir matyti liepas sodintas prosenelio Nikodemo, jau kurios tiek ilgai metų ir labai gražiai stovi. Tai labai malonu, kad čia šitą visą Krivulę vyksta ir mes kaip ir didžiuojamės, kad mums siūlė atsiimti šitą sodybą, bet mes tuo momentu buvo labai prastojam stovyje ir mes jeigu būtumėm atsiėmę, būtumėm gal negalėję taip pat remontuoti gražiai, dėl to atidavėm valstybėje ir nelabai gražiai atremontavo. Sugrįžimai į Paragius čia prasidėjo su atgimimu, taigi nuo 1990 metų vyksta ir tai jau chronologiškai žvelgiant būtų 33. Buvo pertraukų, tačiau dabar nuo 2002 metų be perstojų vyksta Mėgėjų teatrų Krivulės. Jūs labai gražiai pasakėt festivalis, mes Krivulė esame. Ir tai reiškia sambūris, susitikimas, susirinkimas, kaip kryvis. Tai tas kryvis tikriausiai kažkuria perkeltinė prasme jau 5 metus esu aš ir suvažiuojas kolektyvai iš įvairiausių kampelių. Laimė ir kartais nelaimė, kad per šventą roką daugybė žmonių švenčia ir nebūna lengva prisikviesti kolektyvus, o šių metų programoje visus kolektyvus jau kviečiau 2022 metų spalį, ruošdama projektą Lietuvos kultūros tarybai. Šiemet 10 kolektyvų atvažiavo į Paragius. Kaip aš sakau, Mėgėjų teatras tai lyg veidrodis. Mes matome visas dramas lyg per didinamą į stiklą scenoje vykstančias šeimose, ar istorijos dramas, kurios mus maitoja, ar permala ir lieka kartais tik pelenai. Klojime netilpo visi norintys. Antrą renginio dieną pradėjo Nacionalinio dramos teatro istorinis spektaklis Šimtmečio moteris, kuriame šmaikščiomis ir įtaigiomis istorijomis apie garsių moterų likimus dalinosi spektaklio autorės ir aktorės. O mus uždegė idėja šitų moterų, kurios mūsų galva yra truputėlį kaip ir žinomos, bet pamiršti jų darbai. Kad jos tokiu sunkiu metu nesėdėjo sudėjusios rankų, jos kažką darė ir padarė labai daug gražių dalykų. Tai mes kartais pamirštam ir labai dejuojame šiais laikais, o kad tiesiog viskas nuo mūsų priklauso. Spektaklis gimė 2018, kada Lietuvos nepriklausomybei sukako 100 metų. Tai buvo labai gera proga būtent kažką nuveikti ir būtent surasti tokią temą, kuri būtų, ne tai kad amžina, bet iš tikrųjų jinai nesenstanti, nes jinai keliauja po Lietuvą, po užsienį ir iš tikrųjų kiekvieną kartą atgyja ir suveši, sugyvuoja. Žodžiu, labai, ir mums labai patinka ta tema, pasakot, kalbėti apie moteris. Ir manau, kad žiūrovams dažnai
randam tą rezoną salėje. Ir kadangi mes jau jį esam labai tikrai daug rodėme ir Amerikoje, lietuviams be abejo, Anglijoje, Liuksemburge, Šveicarijoje buvome lietuviams, tai jis jau toks susigulėjęs valandos ir nieko nedaugiau. Ir daug dvarų apkeliavom, Lietuvos ir kultūros namų, ir prie bibliotekų, ir buvom ir bitės gimtinėje, o dabar Lazdynų pelėdos, dėl to labai džiaugiamės į savo tokią kolekciją lietuvių moterų, svarbių Lietuvai, dar ir šitoj tėviškiai Paragiuose. Labai džiaugiamės šito pakvietimu ir šito festivaliu. Krivulės dalyviai mielai dalinosi emocijomis ir profesinė patirtimi. Vaidinu, esame iš Rietavo, teatras Ruoda. Šiandien pristatysim vieną iš savo vedamųjų spektaklių, Moljero Tariamą ligonį. Tikimės, kad ir šitai kompanijai viskas patiks ir turėsim gerą laiką. O gyvenime ką veikiat? Mėgėjas aktorius? Aš visiškai mėgėjas. Režisierius Vincas pasikvietė, sako, vienas aktorius apsirgo, sako, ateik vietoj jo paskaityti tekstą. Nu tai va, taip ir skaitau 6 metai. Čia dažnai taip pas mus būna, kad jeigu tinka, kompanija gera, tai ir užsikabina tie žmonės. Tai va. Sugrįžimai labai malonus, nes jau yra 3 mūsų sugrįžimas. Mes iš ties labai džiaugiamės, kad mumis pasitikė ir kviečia. Šiais metais atvežėm spektaklį, tokį valandos spektaklį Aktos moteris. Pagal Juozo Gurausko Šalaputris ir Činariovo pjesė Brangusis pabučiavimas. Toks apjungtas, nuotaikingas labai. Pertraukėlėse tarp spektaklių žiūrovus linksmino moterų klubo Akmenietė narės. Šiandien į Paragius sugrįžo, tai ne 1 metai, Akmenės rajono moterų klubas Akmenietė. Mes jau ir pernai dalyvavom, kur kvietėm per pertraukas visus žiūrovus praleisti turiningai laiką ir siūlėm padainuoti kartu dainas, kurias užrašėm ir jų istorija siekia 100 metų ir panašiai istorija, ilgaamžės iš senolių, o jas įdainavo neįgaliųjų dienos centro lankytojai. Tai mes savo rajone stengiamės šitą veiklų testinumą, persipinimą vežioti, dėlioti ir Akmenietės yra tos moteris, kurios imasi bet kurios veiklos ir platina šitą žinią, kas vyksta mūsų Akmenės rajone. Nes čia visada yra be galo gera grįžti. Čia tokia gera aura. Čia net lietus nelijo. Daug dėmesio ir plojimų sulaukė klasikinis Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklis. Dabar mes vaidinam Žemaitės ir Gabrielės Petkevičaitės bitės. Jos tuomet pasivadino Dvi moterį, pjesę Velnias spąstuose. Bet kadangi režisierius tą spektaklį sušiuolaikino ir pavadinta yra Veina, keima, pablūdimą. O mūsų teatras tikrai yra pastatęs labai daug spektaklių ir šiuolaikinių, bet šitas spektaklis yra pastatytas dėl to, kad sukanka 115 metų nuo šito spektaklio pastatymo Telšiuose. Tai buvo pirmas spektaklis Telšiuose lietuviškai vaidinamas 1907 metais. Dabar jau 16 metų, 116. Jubiliejinis, žodžiu, čia jubiliejaus proga. Metai iš metų spektaklį keitė spektaklis, žiūrovai negailėjo aplodismentų, o ištikimiausi festivalio dalyviai džiaugiasi progą galėdami čia lankytis. Taip, kiekvienais metais. Abi 2 dienas važiuoju ir kiekvieną metą. Tiesiog kiekvieną metą laukiu tų Paragių, jau žinai, kad bus Paragiai, kad būtinai reiks važiuoti ir važiuoji. Čia jau tradicija yra, tiesiog be Paragių niekaip. Jau tas savaitgalis, jau visi žino artimi aplinkiniai, kad jau tą savaitgalį mūsų nėra. Mes Paragiuose. Mes Paragiuose. Mėgstame, labai mėgstame, patinka ir kasmet jau nuo pat pradžių važiuojam. Mėgstu labai literatūrą. Skaityti Žemaitę, ir ypač tas nuo pat mokyklos laikų, Lazdynų pelėda. Mat mes, triškiečiai, į tą pelėdą palaidota Triškiuos ir mes labai anksti susipažinom. Projekto sugrįžimas į Paragius tikslas – išsaugoti ir puoselėti etninę kultūrą, užtikrinti istoriškai pagristų tradicijų tęstinumą.